Antros ir trečios dalies įvykius skiria 10 metų, kuriuos Liudas Vasaris praleido ne Lietuvoje. Jis nebe kunigas, o pasaulietis, sutaną iškeičia į trumpus, vengia bendravimo su kunigais. Važiuodamas traukiniu į Lietuvą, Liudas netikėtai sutinka seną draugą kunigą Meškėną. Kunigas Meškėnas pasiūlo susitikti pas jį su kitais senais pažįstamais. Draugų susibūrime susitinka buvusi seminarijos kursioką Indrulį. Šis puikuojasi, jog planuoja vesti amerikietę, tačiau jo meilė ciniška. Amerikietę, brolau, pamatysi pats, supažindinsiu, turtuolė. Tėvas pastatė 3 aukštų mūro namus, o ji vienturtė duktė. Kojos turi puikias, pėdos mažutės, blauzos kaip nutekintos, tik krūtinė per menka. Žinai, aš mėgstu moteris su pilnu biustu, nors tokios dabar ir nemodoju. Vasariui Indrulio meilė pasirodė netikra ir ciniška. Jam rūpėjo materialūs dalykai. Kaune, kuris Vasariui pasirodo pilkas, niūrus, lyginant su vakarų Europos miestais, sutinka Varnėną, seną pažįstamai. Kadaise išvaryta iš 3 seminarijos kurso. Jų pokalbio metu Vasaris paprašė, kad prie žmonių, kurie jo nepažįsta, kunigo jo nevadintų. Vasaris iš Varnėno sužino, jog amerikietė visai ne Indrulio sužadėtinė. Liudas prisipažįsta Varnėnui, kad yra suintriguotas mergina. Jie sutikė Indrulį sumano surengti literatūros muzikos vakarą, kuriame Vasaris galės susipažinti su paslaptingaja amerikietė. Vasaris pradėjo koreguoti dramą, norėdamas sužavėti amerikietę. Jam kažkodėl atrodė, kad ta amerikietė bus blondinė ar bent šviesiai dažytais plaukais, o antakiai būsia juodi. Ji būsinti aukšta, pailgo veido, o jie juokintis kairiai burnos pusėje dėja žybčiosias auksinis dantis. Skambindama pianinu, ji karts nuo karto palinksinti ties klaviatūra ir jo šviesus plaukai užkrisa ant kaktos. Pabaigusi skambinti, jie atsisėsinti fotelį, užsimesinti koją ant kojos ir rūkysinti papirosą. Ji būsinti liesa, plokščia krūtinė, bet kojas, pasak Indrulio, turėsinti kaip nutekintas. Šeštadienio vakarą pas Varnėną pradėjo rinkti svečiai. Liudas pamatęs amerikietę suprato, kad ji visai ne tokia, kokią įsivaizdavo. Ji atrodė žemesnė už įsivaizduotoją, tiesa, blondinė, bet su žymiai tamsesniais, natūralios spalvos plaukais, kurių frizavimo vingiuose mainėsi auksiniai atspalviai. Jos veido pailgumo jis buvo įspėjęs, bet išraiška, nuotaika pasirodė kita. Jis manė, kad tai bus tipiška laisvų manierų moderniška amerikietė, kokių matydavo Paryžiui, o čia išvydo beveik tipišką, tik patobulintos laidos lietuvaitę, be kaimiškų bruožų, bet ir be didmiestiškos civilizacijos šablono. Ji nebuvo nei liesa, nei plokščia krūtinė, kaip daugelis besibastančių po Europą anglių. Kai ji, sveikindamasi su Vasariu nusišypsojo, jis pamatė sveikų kaip sniegas baltų dantų eilę. Ir jokio auksino danties jos burnoje nebuvo. Patiko jam ir jos vardas Auksė. Vėliau jis sužinojo, kad Auksė jis sulietuvino savo krikščionišką Aurelijos vardą. Auksė atsisėdo prie pianino ir ėmė skambinti. Jos muzika visus sužavėjo paprastumu ir nuoširdumu. Vėliau Vasaris skaitė savo dramą, kuris sulaukė kritikos, bet Auksė, išsakydama savo nuomonę, paneigė kritiką. Susirinkusieji dar ginčijosi ir toliau, bet Vasaris jau nelabai girdėjo, ką kuris sakė. Auksės žodžiai buvo jam toks nelauktas siurprizas, kad tik jie ir tebeskambėjo jam ausyse. Ir jis jautėsi laimingas, kad valandėlę visi jį tartum pamiršo ir jis nekliudomai gali dar sykį tų žodžių savy paklausyti. Jam prisėdus prie stalo jis mėgino kalbinti Auksę, tačiau jos atsakymai buvo šiurkštus, ji neigė, jog gynė jį. Vasaris pamanė, kad ji labai pasipūtusi. Tuo pačiu metu ir pati Auksė nebuvo patenkinta savo elgesiu su poetu. Ji jautė jam nemažą simpatijos, bet kas per kaprizas pastumėjo ją iš pat pradžių pasipriešinti tai simpatijai tokiu savo neįprastu būdu. Teatro meto atidarime Vasaris netikėtai sutinka seniai matytą ponę Liucę, seną simpatiją, kuri jį supažindino su naujuoju savo vyru Povilu Glaudžiumi. Liucė jam pasirodė paliesėjusi, bet elegantiška. Ji pakvietė jį kada apsilankyti. Po nuo pasikalbėjimo su Indruliu, Auksė Vasarį ėmė atsiminti vis dažniau ir kartais net nekantraudavo, dėl ko jo niekur nemato ir nesutinka. Jau buvo susirankėjus daug tų žurnalų sąsvinių, kuriuose rado išspausdintų jo eilių, ir visas jas uoliai skaitė. Vasario simbolika jai pasirodė suprantama ir sava, o jo eilių muzikalumas maloniai tenkino ritmui ir skambumui jautriai jos klausą. Bet Indrulis šmeižė Vasarį Auksei ir sakė nebūtus dalykus. Vasaris mane užtikrino, kad tamsa niekad už manęs netekėsi. Vasaris per kalėdas aplanko Liucę ir jos šeimą. Vasaris ir Liucė eina kartu į teatrą,
Po teatro geria kartu arbatą, kalbasi apie santykius su Glaudžiumi, jų dviejų santykiai aštrėja. Tačiau Vasaris vis vien teikia pirmenybę Auksei. Vasaris vėl susitinka su Varnėnu. Šis pasiūlo jam švęsti naujosius kartu. Liudas nedvejodamas sutinka, nes norėjo dar kartą pamatyti Auksę ir pataisyti jų santykius. Sutarta naujus sutikti pas Auksę. Auksė šį kartą kalbėjo gražiai. Jis supažindino Vasarį su tėčiu. Auksė prisėda šalia Vasario ir prisipažįsta, jog gailisi dėl savo elgesio pirmąjį jų pažinties vakarą. Per visą vakarienę jie daug kalbėjo juokais ir rimtai įvairiom temom. Bet paslėptoji jų dviejų kalbos prasmė buvo vis ta pati. Tu man patinki. Aš noriu tau patikti. Aš noriu, kad tu žinotum, jog man patinki. Mudu vienas kitą jau gerai suprantam. Vasaris pažiūrėjo ją ilgu žvilgsniu ir reikšmingai pasakė: Atėjau čia vienišas ir liūdnas, o išeisiu laimės kupina širdim ir nevengsiu pokylių klastingo džiaugsmo, nes nuo šiol tu būsi su manim. Nekviestas Indrulis įsiveržė į vakarėlį ir iš pavydo mėgino įgelti Liudui. Vasari, gi tu po 12 šampaną geri, apsirijai vyruk, kas dabar už tave mišias laikys? Ha, 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 bet niekas daugiau nesijuokė. Visiems pasidarė taip koktu ir gėdu dėl šito netaktiško pasielgimo, kad niekas nesusikriepė niekaip čia tą bjaurų įspūdį užtušavus. Vasaris blykstelėjo kaip ugnis ir susivaldydamas drebančių balsų tarė: Dėkui, tamsta, kad priminė man mano vietą, bet kitąsyk prašau nesirūpint. Savo valandas aš pats žinau. Atsilankius Meškėnui ir vienuoliui Severinui, Vasaris prisipažįsta: Jeigu norėčiau vesti, tai vesčiau Auksę, mesčiau kunigavęs ir galas. Severinas supykdo toks Liudo išsireiškimas, tuo tarpu Meškėnas tai priima juokais. Vėliau Meškėnas ir vienuolis sutarė, jog Vasaris atsidūrė ant bedugnės krašto. Grįžtant namo iš 3 karalių baliaus, Vasaris su Aukse kalba apie greitai užmegztą jų ryšį. Ir šis papasakoja apie buvusias simpatijas – Liucę ir baronienę. Po švenčių Liudas vis dažniau matosi su Liuce dėl prisiimtos atsakomybės už jos sūnaus Vytuko mokslą. Vieną vakarą Auksė pati viena atėjo pas Liudą. Ji kalbėjo apie draugiškumą, bet manė apie meilę. Vėliau Auksei paskambinus ir pasiūlys sekmines švęsti kartu, Liudas sumeluoja, vykstantis į tėviškę, nors iš tiesų jau sutiko švęsti su Liuce. Liucės rengiamų sekminių metu pasirodo ir Indrulis, kuris mėgina jam įgelti sakydamas, kad keista, jog šis ne su Aukse, taip pašiepdamas jų dažnus susitikimus. Po sekminių tarp Liucės ir Vasario atsiranda fizinis artumas. Jie pasibučiuoja. Vasaris blogai jautėsi sumelavęs Auksei, nes jo melas buvo be pagrindo. Jis neramiai laukė iš Auksės žinių, bet ilgai nesulaukė, iki kol vieną dieną jie atėjo pas jį nešina alyvomis. Jie pasibučiuoja. Stripaitis atėjo pas Vasarį sakydamas, jog žmonės kalba, kad šis su 2 moterimis bendrauja. Varnėnas taip pat atėjęs pasako tą patį. Tačiau šis į tai reagavo kiek negatyviau. Po šio pokalbio Vasaris susimąsto. Vasaris sulaukė skambučio iš Auksės, ši liepė jam ateiti, nes nori pasikalbėti. Pokalbio metu Vasaris prisipažįsta melavęs dėl išvykimo į tėviškę sekminių šventės metu ir bučiavęs Liucę. Auksė nusivylusi tokiu Vasario poelgiu. Vasaris pasižada nutraukti santykių su Liuce, tačiau ši pareiškia norą skirtis ilgam laikui, arba visam. Praneša, kad jie išvyksta į užsienį visai vasarai. Jeigu tu mudviejų šitos artimesnius santykius laikytum baigtais, tuomet tau bus lengviau pažinti save ir aiškiai pakrypti vieną kurią pusę. Tau pirmiausia reikalingas aiškumas, kitaip tu pražudysi save ir savo gabumus. Vasaris iš karto po Vytuko egzaminų nuvyko pas Liucę pranešti, jog jų santykiai turi baigtis. Vasaris nuvyksta pas tėvus, laiko egzekvijas, mišias, krikštyje, klauso išpažintis. Išvyksta į Nidą. Savo paties rūpesčių spręsti negalėjo, žiūrėjo į gamtą, analizavo, klausė paukščių, tvarkė dramą. Vaikščiodamas Nidų kopose jis sutiko Auksę. Ši paprašė, kad jis palydėtų ją namo. Būdami ten, jie daug kalbėjo ir bendravo. Jie kalbėjo apie kunigystės metimą, ateities santuoką. Vasariui santuokos idėja pasirodė juokinga. Auksė pasipiktinus tokiu jo požiūriu. Prisipažįsta meilėje. Sekančių sekminių metu Auksė su Vasariu eina pasivaikščioti Vilniaus apylinkėmis. Vasarį kamuoja mintis, kad šeima gali sutrukdyti jo kūrybai, todėl kiek prisibijo kurti šeimą. Indrulis atvykęs pas Auksę klausė, ar ji labai jo nekenčia, ir prisipažįsta ją mylys.
bet Auksės širdis priklauso tik Liudui. Liucija netenka sūnaus Vituko, pasineria į liūdesio liūną. Vasariui papasakojus Auksei apie tokią Liucijos būklę, ši bijo, kad Liucija gali nusižudyti. Iš Vasario rūpesčio dėl Liucijos sveikatos Auksė mato, kad ši užima dar didelę dalį jo širdies. Vakarą prieš savižudybę savo rengiamoje vakaronėje Liucija paklausė: o jeigu aš imčiau ir atsistočiau tarp jųdviejų? Ne pavydu, ne intrigom, ne gyvenimiškai, bet iš anapus, kaip vaiduoklis, kaip šmėkla, kurią tu nuolatos jaustum prie savęs. Leiskim, aš nusižudau ir mirdama taip užkeikiu. Jis manęs nemylėjo gyvos, tai tegugi pamilsta mirusią. Ir tegu jis neranda laimės su kita, žinodamas, kad aš jį mylėjau, o manęs jau nebėra amžinai. Juk tiesa, Liudai, būna tokių atsitikimų, kai mes tik tada pasigendame kokio dalyko, kai esame negrąžinamai jo netekę. Šiurpu pasidarė Vasariui nuo tų žodžių, juk Liucija kalbėjo visai tą patį, ką jis paskutiniais laikais nekartą jausdavo ir mąstydavo. Grįžęs iš Liucijos nueina miegoti ir be užmiegant jis pamato Liucijos dvasią. Pabudęs ryte jis sužino apie Liucijos mirtį. Gydytojas teigia, kad dėl tokio išgyvento skausmo ir vargų net laikė jo širdis. Tačiau Vasaris neabejojo, jog jį nusinuodijo. Vėliau tai patvirtino jam paliktas graudinantis laiškas iš Liucijos. Po Liucijos mirties Auksės ir Liudo santykiai vėl tapo tokie patartimi, nes nebeliko žmogaus, stovinčio tarp jųdviejų. Liudas apsisprendžia ir išdrįsta paklausti Auksės: ar tu būtum pasirengusi eiti su manim net ir tokiu keliu, kur lauktų mudviejų skurdas, neapykanta, panieka, persekiojimai ir net katastrofa? Taip, Liudai, su tavim aš nesvyruodama sutikčiau eiti net ir tokiu keliu. Abudu nutilo, bet gerai vienas kitą suprato ir be tolimesnių paaiškinimų. Liudas išsižada kunigystės ir pasiryžta tęsti gyvenimą su Aukse.